Būkite pasveikinti, mėly televizijos žiūrovai, mėly krepšinio sirgaliai. Šiandien 2025 metus užbaiginėja dvi Urbo NKL ekipos – Marijampolės Sūduva Mantinga ir Jurbarkas Karys Manvesta. Marijampolės arenos tribūnose Domantas vylėsi ir marijampoliečiai triumfavo ir išskirtinį rezultatą perdavimo serija. Fenomenalus rezultatas. Čia perima kamuolį komandos lyderių Šarūną Valuntą. Dabar Valuntos atsakymas ir Gintautas Matulis dar sykį pamėgimo nuo savo laimę iš toli, o Zigmantavičius Činykas gali bausti, tą supranta svečiai ir pribėgo prie jo Arnas Adomavičius, o čia iškabėti ore. Ir nespėja prieš 2. Dvitaškiai beveik identiški. Čia Kliučinykas iš labai. Kliučinykas nuo šių pareigų šioje atakoje atlaisvintas. Šimonis iš kampo. Pozicija čia buvo. Tuo tarpu Pukelis išnaudoja savo galingesnį stotą. 2+1 į puolimą. Tuščio kampo pick and rollas atšoka. Dabar Pukelis. Adomavičius laukia komandos draugų pagalbos. Čia užtvara naudojasi. Pukelis kaip nekeista nuo perimetro renkasi sprendimą. Perimetro dabar varžovai palydi jį, bet kaip dabar pramiegam Pukelio reidą. Galbūt tikėjosi pražangos šiame epizode Sūduvos gynėjas, o tuo tarpu sportininkai pamiršta. Na, o Marijos nepasikuklino. Čia Tamulis. Vėl tuščio kampo pick and rollas ir vėl. Ir tolimas priekį. Činyko Vantiūris 54-53, 11 taškų skyrė. Domantas šioje Jurbarko ekipos atakoje. Mitevičius iki galo ir 6-5 sekundės. Činykas smeigia tolimą raketą ir aidė sirena. Marijampolės Sūduva Mantinga pergalingai užbaigia 2025 metus.